Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą, o jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Varykit čia, prisisekit diržus, bus karšta, mane jau veža, tai ką pamatysit, nuraus jums stogą. Tikri herojai per Discovery kanalą. Žiūrėk Discovery kartu su Baltikum. Maloniai kviečiame pasižiūrėti rugpjūčio 1 vakaro Biržų žinias. Šiandien laidoje matysite. Rajono tarybos kolegija vakar vėl diskutavo tarybinių karių kapinių paminklo užrašų pakeitimo klausimų. Šiandien prasidėjo Biržų miesto gimtadienio šventės renginiai. Tęsėme pažintį su bendrove Baltikum. Apie visą tai išsamiau netrukus. Vakar vykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje, dalyvaujant rajono paveldosaugos specialistei Danutei Černiniai, vėl buvo svarstytas tarybinių karių kapinių paminklo užrašų pakeitimo klausimas. Kodėl praėjus geram pusmečiui vėl grįžta prie šios problemos? Besipiktindama atsakingų administracijos specialistų neveiklumu, neleidžiančių įgyvendinti miesto visuomeniai, kurie šis klausimas tebėra aktualus duoto pažado, paaiškino savivaldybės vicemerė bei kolegijos narė Stasė Tavičienė. Mūsų savivaldybės administracijos architektūros skyrius paprašė išduoti projektavimo sąlygas, o kultūros paveldo departamento Panevėžio teritorinis padalinys sąlygų neišdavė projektavimo. Ir todėl reikia arba rengti projektą ir derinti jį su kultūros paveldo departamentu, arba kažką kitą daryti, bet praėjo jau daugiau kaip 1,5 metų ir mes iš viso neeinam į priekį, tai nieko nedarom. Žinom, kad tai nėra istorinė tiesa, kad tai pažeidžia mūsų konstituciją ir nieko nedarom. Kolegijos narių nuomonės, diskutuojant apie užrašų bei buvusios Tarybų Sąjungos žemėlapį vaizduojančios plokštės ant tarybinių karių kapų paminklo pakeitimo reikalingumą, išsiskyrė. Tačiau rajono merė ir kolegijos pirmininkė Irutė Varzienė patikino, kad po šio posėdžio bus aktyviau ieškoma būdų, galinčių paspartinti užrašų pakeitimo procesą. Kolegija dar kartą patvirtino savo nuomonę, kad ieškoti būdų, kad kaip galima greičiau vis dėlto pakeisti tuos užrašus. Žodžiu, kolegija dar kartą patvirtino savo pasiryžimą ir nutarimą, kuris jau buvo išreikštas anksčiau prieš maždaug pusmetį. Mes kaip ir turėtumėm toliau dirbti su kultūros paveldo departamentu ir prašyti, kad kuo greičiau nustatytų vertingasias savybės. Kartu, reikia pateikti ir projektą, ko mes norime. Galbūt dėl to pajudėtų reikalai greičiau. Tai yra, kaip konkrečiai kurias plokštės, kuriuose vietose norime keisti. Tai manau, kad artimiausiu metu tas ir bus padaryta. Šiandien prasidėjo Biržų miesto gimtadienio šventės renginiai. Miesto šventė tradiciškai trunka 3 dienas. Neišimtis ir šie metai. Šventės organizatoriai maloniai kviečia visus biržiečius ir miesto svečius aktyviai įsilieti į šventinį šurmulį ir žada, kad įdomią veiklą šventės programoje ras tiek maži, tiek suaugę. Taigi šventė jau prasidėjo ir aš taip tikiuosi, kad kaip sėkmingai prasidėjo, taip jį ir tęsis. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šiais metais tiek idėjų daugybę pateikė, tiek konkrečiais darbais prisidėjo prie šventės organizavimo biržiečiai. Tiltas per Agluonos upę yra papuoštas bromais, kuriuos pagamino Leonidas Čiudaras. O vainikus pynė net 3 bendruomenės. Biržų miesto bendruomenė, Biržai mūsų namai, Klausučių ir Juostavičių kaimo bendruomenės.
Tai šventė, kai tiek daug žmonių įdeda pastangas, turi pavykti. O kalbant konkrečiai apie šeštadienį, norėčiau išskirti keletą renginių. Pirmiausia, aišku, bėgimą Biržų kilometrai, nes tai vyksta renginys pirmą kartą. Ir ačiū Andriui Kurganovui ir Biržų duonai, pagrindiniam organizatoriam ir finansiniam rėmėjam šito renginio. Dalyvių jau užsiregistravusių yra apie 300. Kitas renginys, į kurį irgi norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra dar dailininkų plenero uždarimas, kadangi dailininkų pleneras, tarptautinis dailininkų pleneras vyko visą savaitę, tikėkime, kad darbų iš tiesų yra padaryta nemažai ir kad pati paroda bus įspūdinga. Tai mūsų miestų partnerių dailininkai. Taip pat tradiciškai vyks šventinė eisena nuo Biržų rajono savivaldybės, na, o kadangi šventės tema yra sugrįžimai, tai grįžta galbūt dainos senos, kažkokie įvykiai ir žmonės tuo pačiu, ir prisiminimai be abejo. Taigi šventės atidarime žada dalyvauti garbingas svečias Antanas Smetona, kuris Biržuose lankėsi prieš karą dar. Na, toliau vakaro programa su įvairiom grupėm, fejerverkai, tik šį kartą labai norim, kad biržiečiai rinktųsi netoli Širvėnos ežero, gal ir iš įvairių pusių, nes fejerverkai bus leidžiami netoli Meilės salos ir aš bent jau nesu mačius, bet sako, įspūdingai labai atsispindi vandenį, tai gal bus gražiau negu kad pačioje aikštėje. O sekmadienį bijoti nereikia, jeigu temperatūra ir bus labai aukšta, nes visi renginiai vyksta arba Biržų pilyje, arba jos prieigose, ten yra medžių, galima šešėlyje pasislėpti. Ir vėlgi pirmą kartą jaunimo reikalų taryba organizuoja renginį Sveiki sugrįžę, tai yra gyvąją biržiečių biblioteką. Kaip jaunimui pavyks, nežinau, bet svečiai, kiek žinau, kuriuos pakvietė, buvę biržiečiai, įdomus ir turėtų būti įdomu. 17 vakarą susitikimas su poete, rašytoja Agnė Žarakalytė, kuri savo romane, apie kurį kalbėsim, rašo daug apie Biržus. Biržams skiria daug vietos. Va, tai aš galvoju, svarbiausia, kad žmonės iš tiesų ateitų gerai nusiteikę, būtų pakantus tiek savo kaimynams, tiek organizatoriams ir kad visi būtų sveiki, kad mūsų greitoji neturėtų daug darbo, nes mašinų daug neturim, nes karštis yra karštis, kad tiesiog žmonės saugotų save. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum švenčia 25-ąjį gimtadienį. Baltikum ženkliai prisideda prie skambiausių Klaipėdos sporto komandų pergalių. Mes esam sporto fanai ir sporto rėmėjai. Iš esmės remiam visas pagrindinės miesto krepšinio komandas, rankinio komandą ir lengvą atletiką šiek tiek. Jau 11 metų Baltikum remia Klaipėdos Fortūną, kuri antrus metus iš eilės pasipuošė Lietuvos moterų krepšinio lygos bronzos medaliais. Mes jaučiamės labai palaikomos, labai reikalingos ir labai džiaugiuosi, kad Baltikum televizija yra pati ištikimiausia mūsų rėmėja. Šitiek mes jau daug metų iš tiesų skinam tas pergalės Klaipėdai, tai ne pirmi medaliai, tai yra ir Baltijos lygos sidabras, ir dalyvavimas Europos taurės varžybose 4 metus, tai iš tiesų Baltikum tikrai prisideda labai svariai ir labai džiaugiamės to. Baltikum remiamas Klaipėdos Neptūnas pasiekė istorinę pergalę. Iškovojo Lietuvos krepšinio lygos sidabro medalius ir kelialapį į Eurolygą. Kadangi pastarosius keletą metų su klaipėdietis ir šiaip kilęs iš Klaipėdos krašto, tai visada pasidomėm Baltikum televiziją. Ji yra irgi šiek tiek savita, kaip ir klaipėdiečiai, kaip ir klaipėdiečių krepšinis, brangi Klaipėdos krašto žmonėms ir mums. Tuo pačiu labai malonu, kai nušviečia mūsų naujienas klaipėdiečiams. Mums tai yra didžiulis dalykas, todėl kad surinkti pilną areną, Švyturio areną yra išties sunku, o bendradarbiavimas ilgametis su Baltikum televizija ir ta atmosfera, ką mes sukuriam arenoje, tai su Baltikum televizijos pagalba iš tikrųjų jaučiam pridėtinę vertę.
Klaipėdos Dragūno rankininkai diktuoja Lietuvos rankinio madas. Jie jau 5 kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Auksinė komanda džiaugiasi Baltikum parama. Aš net buvau nustebęs, aš pats gyvenu Kaune ir grįžtu į Kauną, kaimynai sako, kad vėl matė per Baltikum televiziją. Tai yra, kad pastoviai informuojama, pastoviai tai yra informacija sistemingai teikiama per Baltikum televiziją. Tai džiugina, kad po kiekvienų rungtynių matome interviu, matome rezultatą. Tingų žmonių visi matė, visi sveikina, visi pasirodo, žiūri, mato ir Baltikumas yra matoma televizija. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum padeda organizuoti ir didžiausią pajūryje bėgimo renginį – Gintarinę Jūrmylę. Nuo pat pirmosios šventės, kuris startavo prieš 13 metų. Tai yra rėmėjų, kurie periodiškai sudalyvauja, atsiranda vėl dingsta, o Baltikumas tai ištikimas. Gero gal svarbu ne tiek ta piniginė prasme, kiek to savo pastovumo ir palaikymo. Linkiu Baltikum televizijai būti visiems reikalinga, taip kaip ji yra reikalinga mūsų komandai. Sėkmės jūsų kolektyvui. Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą, o jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Kur Discovery? Man irgi išjungė. O Baltikumas rodo. O tai, mūsų kanalą rodo Baltikum. Kas ieško, tas randa. Tikri herojai per Discovery kanalą. Kartu su Baltikum.